Sveiki visi, dar vienas naujas siuntinys ir turėtų būti čia klaviatūra, kuri atkeliavo jau pakankamai kažkaip tai greitai. Tarp kitko pastaruoju metu siuntiniai iš Kinijos keliauja kokias 3 savaitės. Nebe 4, nebe 6, bet maždaug 3 savaitės. Taip, truputį peiliuką kažkur nukišau, tai ištrauksiu taip. Pasižiūrim klaviatūrą. Tai viena pigiausių klaviatūrų. Vat tokia. Šiaip labai patogu, kas labai daug naudojasi telefonu ar planšetu. Kas planšetu gal daugiau naudojasi, tiksliau. Tai pasižiūrim, kokia čia ta klaviatūra. Aiškinsim viską. Nežinau, kaip čia dirba, ar wireless, ar Bluetooth. Štai, pagrindas matot aliuminis, ne plasmasinis, toksai, 11 kažkas. Jo, tokia, sakyčiau, atrodo tai rimta. Kažkodėl išsijungia. Jo. Bluetooth. Taip, veikia per Bluetooth, štai matot, štai mirksi lemputė. Atsinešam planšetą. For Android, čia kažkas FN... čia net klaviatūra, matot, for Android, for Windows, Files, Windows'ose irgi veikia. Taip, garsas, viskas čia yra. Tai bandome prisijungti per Bluetooth. Ir įdomu, kaip jie randa. Va, štai. Va, jie rado štai taip, tos sesriškumas. Va, štai šitas daiktas. Taip, susijungiam. Reikia suvesti kodą. Rodo, kad reikia suvesti kodą 52, tai 52 74 79. Taip. Prisijungta. Na štai, susiradau tokią kelią užrašinę čia kažkokią, nežinau, kad jūs čia matot, nematot. Tarkim, galima parašyti kokį nors žodį, tam Petras yra geras žmogus. Taip, o lietuvišką klaviatūrą kaip įsijungti, turbūt aš taip įsivaizduoju. Štai, žiūrėkite, kaip matot, viskas puikiai veikia. Na. Jo, pasakiau, kad veikia ir neveikia dabar. Va. Gerai. Taip, va, kaip matote, viskas čia puikiai veikia. Tik vat kaip lietuvių kalbą įsijungti, tai neaišku. Garso failas. Tai va, reikės dar išsiaiškinti, kaip įsijungti lietuvių kalbą, nors, ką iš bėdos čia angliškai galima rašyti. Bet viskas veikia, žodžiu, spaudžiam Connect mygtuką, prisijungia labai greit ir viskas ten gerai. Caps Lock, turėtų mygtukas užsidegti, bet neužsidega, bet tai yra lemputė, bet Caps Lock mygtukas veikia. Daugiau viskas kaip ir gerai, tai va. Tai nežinau, spręskit jūs, ar norit pirkti ar ne, bet reikia dar išsiaiškinti, kaip su lietuvių kalba. Kas nori rašyti be nešvepluodami, tam sudėtinga būtų. Tai va, ir krovimo laidas, kaip matot, yra. Taigi, geros dienos ir iki visiems.